Sveiki visi, šiandien jums noriu parodyti klipą apie mūsų serverį pratcraft.lt. Matot, atsitėlę į spawn jūs pamatysite, kaip įsiregistruoti ir kaip įsijungti. Dabar parodysiu jums taisyklės. Čia matot taisyklės, pamatysite, ko negalima daryti. Pažeidus vieną taisyklę gausite įspėjimą. Pažeidus taisyklę 3 kartus gausite baną. Informacija, kaip užsidirbti pinigų, sukurti savo faction ir taip toliau. Čia matot garbės lenta, kas padėjo statyti spawn. Čia naujienos. Čia matot enchant room, kaip portalą į pragarą. Čia labai didelis enchant, todėl reikia daug levelų. Čia matot VIP privalumai, o VIP galima nusipirkti taip. Išsiuntus trumpą žinutę, numerį 1398. Viena mėnesio kaina 5 litai, VIP alą 12 litų. Daugiau apie tai mūsų svetainė pratcraft.lt. Čia kiaulidė naujokams, čia galima gauti maistą naujokam arba jau senburiam, kad jiem reikia maisto, o maistą galima įsikepti kepyklai, štai čia. Tik nepalikit savo daiktų, nes nėra CPVT. Todėl adminas padarė taip, kad būtų įdomiau. Medžių galite nusipirkti iš medkirčio. Štai nusipirkau už 10 zinų vieną. Dabar jums parodysiu turgų. Jis dabar statomas. Parodys mūsų pagrindinį adminą. Štai mūsų pagrindinis adminas matot. Čia matot adminas daro paaiškinimus, kaip padaryti savo shopą. Ir čia daro. Dabar eikime mes toliau. Čia matot mūsų karalių. Jis statė daug labai žmonių. Ir kol pastatė, ten matot labai gerą faction, jis labai gražus kaip Romos imperija, bet jie patys stipriausi, taip kad niekas jų negali užimti. Eikime apie PvP arenas, čia matot PvP areną, eikime į vidų. Matot, iš čia neįmanoma pabėgti, nebent išsitėlinti. O išsitėlinti galima pasirašę spawną arba dar ką nors, bet reikia palaukti 5 sekundės. Čia negalima floninti, reikia kas 1 sekundę. Taigi, eikime toliau. Parodysim jums keletą dalykų. Parduotuvė. Nusitėlinkime ją. Čia matot, kaip nusipirkti cobblestone. Pavyzdžiui, paspaudžiat kairę pelytę ant cobblestone ir parašot bent kokį skaičių, pavyzdžiui 1. Matot, nusipirkau cobblestone, yra antras aukštas, ten dar daugiau įtemų. Matot, čia 2 žmonės bėga. Čia laboratorija, čia galima įsivėti visokių potionų, čia yra vandens ir taip toliau. Dabar eikime prie mob arenos. Čia paspaudus šitą mygtuką nusirėti ir mob areną, ten galima rinktis XP, bet aš čia neįsiu, nes mirsiu. Orlaivį einam. Matot. Čia yra labai gražus vaizdas. Bažnyčia, tiltas, užtvanka ir factionas kažkieno. Taigi, eikime toliau. Čia turi sėdėti žmonės, čia kapitono kajutė. Ir ant galo aš jums parodysiu apie eventus. Taigi, jeigu norite įstoti į Spliff eventą, jums reikia prašyti SPL join. Jeigu vyksta jau žaidimas, jums reikia palaukti, kol pasibaigs žaidimas. Taigi, eikime pažiūrėti, kas ten žaidžia. Arba eikime prie kitą eventą. Taigi, va, matot, Spliff eventas, pratęskim Spliff. Matot, įstojau į Spliff. Paspaudžiu šitą bloką ir suplastai. Dabar reikia, kad visi paspaustų. Matot, atsirado, visi sustoja. Dabar parodysiu aš jums, kaip žaisti Spliff. Tiesiog jums reikia griauti blokus, kad jie įkristų į vandenį. Matot, paspaudžiat ant sniegą ir jis pranyksta. Ir jeigu laimėt, jūs gali gauti daug įtemų. Tai aš pralaimėjau, nepykis. Suplalijau. Taigi atsirand tų pačių vietų, kur buvo. Taigi, čia matot, yra kubas. Žaidimo esmė reikia užlipti į patį viršą arba išlikti paskutiniam. Matot, Dariusas laimėjo 2 obsidijon ir 20 zenų. Nu tai ir ką? Čia yra jobs, anti-cheatai, ekonomija, MC topas ir taip toliau, factionai, PvP. Taigi, labai rekomenduočiau ateiti į mūsų serverį, pagrindinis adminas labai geras, visada padeda ir žaidėjai labai draugiški.
Taigi, linkiu sėkmės žaidime. Iki.